Labą dieną. Kad ir kokia ta graži žiema bebūtų. Bet jau atsibodo. Tiksliau neatsibodo, bet labai pasiilgau vikutės. Dabar išėjau jos ieškoti. Palikau žmoną su 6 vaikais namie ir ieškau Vikos. Pavasaris dar nesirodo. Tai va, ir čia tuo pačiu tokį pastebėjimą, testą padarysiu. Čia yra mūsų Nautilas po Matos Kuražieną. O čia kaimyninis laukas. Dirbama žemė. Skutimas. Sakau, pažiūrėsiu, kiek čia yra pašalo tam skutime. Kažkiek yra. Ne, linksta kaspios. Reikia atskelti gabalą. Nenori skelti. Atskėliau gabalą. Na, kokie 5 centimetrai, sakyčiau. Čia yra. Kvapo beveik nėra gal. Na, pažiūrėsim dabar Nautilą. Anksčiau buvau daręs tokį bandymą. Prieš porą mėnesių, bet sakau, dabar reikia nufilmuoti. Nudūrėm čia. O visai šalia. Visiškai jokio pašalo. Ir kasasi lengvai. Ir kasgi čia? Čia mano miela Vikutė. Gražuolė. Taigi. Penki centimetrai pašalo ir 0 centimetrų pašalo. Nu gal kokį pusę centimetrą galim sakyti, va šiaudai sušalė. Lengvai trupa iki 1 cm. Ir Vikutė labai gražiai žaliuoja. Šaknelės baltos. Daug baltų šaknelių. O kur sliekučiai pasikavoja. O gumbelinės bakterijos, kaip gerai matosi gumbeliai. Rizobiumai. Vikiniai. Oho. Gražumėlis. Atsiprašau labai. Atsiprašau, brangioji. Grimstą gražinam į vietą. O, taip top įskylę įkrita. Tai va, sutikau Vikutę, pasilabinau. Einu dar į kitą vietą pažiūrėsiu. Tai va, įšalas yra ir įšalo nėra. Skirtingos dirbimų technologijos. Aišku, čia yra augalai. O ten padarytas skutimas iš rudens. Ir ką reiškia, kad nėra pašalo? Tai reiškia, kad dirva gyva. Ir įkvepuoja, gyvena. Išskiria šilumą mikroorganizmai. Ir kuo gerai yra vavikis žieminis, kad žieminis pupinis augalas. Tai yra labai geras reikalas sėjomainai. Čia jie auga pas mane su kviečiais. Su kviečiais. Mišinys ir nenaudojamas jokios trąšos, jokie purškimai čia nebus daromi. Nu, nebent pabandymai biologinį kokį produktą,
pabandysiu. Nu, pažiūrim. Kaip gražiai žaliuoja po sniegu. O, jėta. Nuostabus vaizdas. Čia nepageidaujamas augalėlis. Labai atsiprašysiu. Čiut yra viršun paviršiukas. Vienas DCM gal čia toje vietoje yra. Bet vis tiek dirva gyva čia. Smėliukas toks. Tiksliakai gal giliau sulindė. Nors vakar kitam lauke žiūrėjau, buvo zarbų. Nu dabar lyg yra atleidžiaus, kad netirpsta sniegas. Gal aptirpsta. Matysiu. Čia jo yra kažkur apie 10-15 centimetrų vietom iki 20. Ražienas va gerai matosi. Kas va dar yra matyti gerai, kad kur šiaudas ražienas ir aplinkui jis vis tiek yra tamsesnis. Saulės šviesa čia šilumą sugeneruoja tas vat šiaudo paviršius ir aptirpina. Ir oro išeiti, patekti oro ir išeiti. Nu, žodžiu, gali kvėpuoti. Dirva kvėpuoja po sniegu, kuo puikiausiai, iššutimo rizikos praktiškai nėra. Tokie va ražienos privalumai. O čia kažkas ir be manęs kapstė. Pagal pėdas, tai čia kažkoks mažas žmogeliukas arba zuikis bus čia. Ilgaausis. Arba nykštukas. Kažką čia darė, pakapstė vikutė gal. Irgi žiūrėjo, matyt. Irgi pasiilgo vykas. Tai va, žeminis pupinis augalas. Sėjomainoje. Labai gerai. O dar jeigu nautilas, tai yra tai, ko reikia. Čia visokie iškapstymai. Nu, stirnos labai mėgsta čia ganytis. Gal išsikapsto ir miega. O trupužokai pridraskė man vilkutės. Trąšų paliko. Nu, nueisiu dar į kitą lauką pažiūrėti šalia. Čia prieštelis buvo kviečiai. Ir pasėjau kviečių vykių mišinį. Dabar einu į kitą lauką, pažiūrėsiu, kur prieštelis ridikai. Tikiau ridikų, linų, acelės ir avižų mišinys. Nu, kokie. Atėjau į kitą lauką. Ir keliuką tik pereit reikėjo. Taigi, čia buvo ridikai sėklai su lydinčiais augalais, tai yra linai, facelija ir aviža. Plikoja aviža buvo. Ir čia sėjos laikas yra vėlyvesnis, nes kūlimas buvo vėlyvesnis. Čia per rugsėjo 15 pasėta. Bet irgi gražiai sužėlė. Šiaip po sniegu vyksta ta vegetacija kažkiek, nes ir rašo literatūrai, kad kažkiek auga šaknelės per žiemą. Ir pastebi tą, kad po kiekvieno nutirpimo sniego būna vis augalai vis žalesni. Atrodo, kad paaugę jie būtų.
Tai greičiausiai paauga. Čia gal 2 centimetrai. Čia struktūra gražesnė. Kažkokios baltos kirmelytės raitosi, gal sliekiukai. Nematodai nebus tokie dideli. Va, ir sliekas yra. Niekur jie neišėję. Gražuoliai. Gyvena čia savo gražiai. Darbuojasi. Kiek šaknų. Argi mes ne puiki pora. Va ir gumbelinė, azoto fabrikėliai. Gerai, padėkime atgal. Dar kitą vietą iškaskime. Atsiprašau labai, kad trukdžiau. Čia ražienų kaip ir nėra, nes ridikus labai žemai reikėjo kulti, nes jie tokie kaip ir išlūžinėja, ant žemės guli. Tas ankštas daug paliko iš tikrųjų derliaus ant žemės. Čia pusė jos buvo iš vis kilimas žalės, čia buvo ridikų, tų visų facelių labai daug prižėlė. Bet iššalo viskas ir dabar čia praktiškai vien tik vykiai ir kviečiai likę. Ir dar kažkokia neiššalanti žolė, bet kokia čia yra. Dabar ant greičio neprisiminsiu. Kažkas gal iš bastutinio. Gal sultenė kokia. Nu, va tiek radau vikutę. Pasilabinau. Ką dar tuo pačiu pasinaudodamas progą norėčiau pasakyti. Taip, dabar galite kiekvienas prisijungti ir tapti rėmėjų kanalo. Ir kai susirinks tam tikras skaičius jau tų rėmėjų, nu gal sakykime 50 pradžiai, tada aš paleisiu papildomų filmukų su tikrai naudinga informacija augintojams. Pasidalinsiu žiniomis tiesiog ir skaičiais, įvardinsiu priežastis galimas, kodėl, pavyzdžiui, sakykime, auga arba neauga rapsai. Nutilė, kodėl silpniau auga, kokie galimi dalykai, ką galbūt reikėtų daryti, kaip veikius auginti ir panašiai. Patirties tos kaupėsi jau nemažai. Padaryta yra labai daug jau eksperimentų. Tai tikrai yra ką pasidalinti. Taip pat nuolat atnaujinu žinias, skaitau knygelės, žiūriu filmukus mokomuosius. Dabar tiesiog matot viską paviršutiniškai ir daug detalių lieka neatskleista. Prisijunkit ir gausit išskirtinių dalykų. Ate.